Sveiki gyvi naujo podcast'o klausytojai. Aš buvau įpareigotas pristatyti jį, tai pristatinėjau. Mes turime autoklubą, kuris čia atsirado Lietuvos žurnalistų autoklubo dėka. Ir mes čia kalbėsim apie automobilius. Mums padės Paulius Mikolaitis. Žymus automobilio ekspertas. Taip, iš seno žinomas kaip... Iš seno žinomas kaip Lietuvos autokultūros toks vienas bastionų. Iš tiesų, trendseteris lietuviškai. Vienareikšmiškai jo. Taip. Svečiuose aš šiandien, Justas Lengvinas, Metų automobilio komisijos narys, ir Vytautas Pilkauskas, Metų automobilio komisijos narys ir automobilių fotografas. Pats žinomiausias Lietuvoje. Sveiki. Sveiki atvykę. Sveikas. Nu, tai Vytai papasakok. Ką papasakot? Bus metų rinkimai. Kaip teisingai fotografuoti automobilį. Kaip gerai nufotografuoti automobilį? Negražų. Negražų automobilį. Turi suprast, kad jis tau gražus. Ai, čia turi save pirmai įtikinti, kad jis tau yra gražus. Arba per nuotraukas pamatyti jo gražius kampus. Ir tada jis tampa tau gražus. Ne, bet tai nuotrauka čia yra jau jūsų darbo rezultatas, Vytautai. Jo, tai jūs kažkaip turit padaryti tą darbo rezultatą, tai jūs padarot. Jūs mane turite įtikinti, kad tai yra gražus automobilis. Žiūri. Gražu. Ne, man būna... Tas kitų fotografų atkės pažiūri. Jo, gerai, aš taip irgi galiu. Ne, būna pasiemi mašiną, negražiai. Ok, nuvažiuoji, pastatai, pažiūri, gražiai. Dar jūs... Per fotiką, kai pažiūri, ir jinai pasidaro gražiai. Supratau, žodžiu, reikia vertinti ją ir kontekstuose tam tikrose, ar ne? Jo, reikia. Tai pavyzdžiui, pasiimot automobilį kokį nors, bet tai gerai, o tai jūs pasiimat kažkokį automobilį, sakykim. Kreipkis į mane, tu. Tu, Vytautai, pasiimat kažkokį automobilį. Tai tavo, kad nedaryt to šabloninio, kokia yra tavo standartinė darba, kaip atrodo tavo standartinė darbo diena, bet tau išeina kažkoks naujas automobilis. Tai tau, tarkim, yra patikėta padaryti jam gražių nuotraukų. Yra toks scenarius ar nėra toks scenarius? Toks būtent ir yra. Atkeliauja naujas automobilis į Lietuvą, jis dar niekada būna nevažiuotas, pavyzdžiui, reikia nuotraukų. Kaip kad krūva ta automobilių, kuriuos mes čia gausime ištestuoti iš esmės, ar ne? Jo, tai aš jau kokiu pusę su jais važiavęs. Justas gal irgi, manau, bus panašiai. 11 ar 12 tik. Kainų gal 15 gal kokiu. Paulius tuo tarpu. Su pačia geriausia Volkswagen Arteon 2021 važinėjau. Tai beveik kaip Škoda. Niekam beveik nėra šansų po šitą automobilio, bet Aš antrinu tau. Gerai, nenoriu jie turi iškart šiais su labai blogais kažkokiais atsiliepimais. Bet yra tam sąraše tokių automobilių, kurie, aš suprantu, kodėl, to grįšim prie Vytautai, prie jūsų dienos fotografuojant, bet yra tokių automobilių, kurie, aš suprantu, kad jie egzistuoja bendroje automobilių parko ekosistemoje ir jie tam tikrose kainos rėžiuose turi būti ir yra gal net labai gerai pirkami tose kainų rėžiuose, bet tiesiog, yra kai kurie net ir, kad ir kokie jie nauji, jie man, tarpsne, aš kaip sakant, nespirgu juos įsėsti po to, kai aš vairuoju kiekvieną dieną 21 Arteoną su R salonu. Tai, bet žinok, nes buvo man jau kelios atstovybės parašė, tai va mes jau tau galim duoti tą ir aš toks... Aš žinau, kad aš turėsiu testo šitą mašiną, bet aš tikrai netiku noriu ją dabar persėsti. Aš žinau, apie ką tu kalbėjai. Bet... Apie Porsche, žinoma. Tai kas gali norėti? Ne. Bet nustebsit, aišku, reikia nusimti lūkesčius ir pavyzdžiui... Apskritai reikia gana profesionaliai, tiesiog pažiūrėti visą šitą procesą, į kurį aš dabar buvau įtrauktas. Jo, aš šitą suprantu. Bet turiu menį labai, pavyzdžiui, gerai, čia kaip mes vertinam automobilių, žinai, kai sėdi į... Tarkim, yra buvo situacijų, kai S klasės Mersas arba kažkas iš tos segmento mane labiau nuvylė nei Dacia. Bet tai čia turbūt, nes tavo lūkestis buvo... Taip, kažkoks. Ne, gerai, mane nuvylė Aston Martin DBX-as. Džipas. Labai. O ko tu tikėjais? Aš tikėjau, automatų iš lempų ir neperšaunamų langų, kaip pas Jamesą Bondą ar... Gal ne tą komplektą. Bet tikėjausi liečiamo ekrano, ten nelagina. Tu negalvoji, kad turi tiesiog gerai važiuoti, o tas ekranas, tai žinai... Aš nežinau, ar jisai būtinai gerai važiavo. Taip kaip tikėjausi, bet jis važiavo daug geriau nei Dacia, kuri mane labiau džiugino. Bet... Tai nes viršė lūkestis buvo Dacia maždaug dviračio. Lygmens. Neblogo dviračio. Jeigu aš nuvažiuosiu iš taško A į taško B, nesugedęs ir nesušlapęs ir nesušalęs, 10 balų. 5 žvaigždutės paliksiu šitam. Ai, okei, tada supratau. Tai reikia vertinti viską per tam tikrą lūkestinę tokią. Žinai, kaip galima, kai dedi matematinę formulę, tai ją reikia dauginti iš kainos šaknies. Matematinę formulę, jo.
Taigi, žinai. Jo, man visi atsiuntė tą matematinę formulę, pagal kurią mes. Taip, mintise ištrauki šaknį iš kainos ir tai padarai kaip daugiklių arba bendrų daliklių. Čia per bendrą vardiklį jos. Labai teorinė čia formulė. Jūs netaikyk. Labai gerai. Bet tai apie fotografą. Ir duoda tau tą automobilį. Aš kaip suprantu, tai vis tiek yra tavo darbas, tai tu ten, kaip čia, kad nenuskambėt labai netikslingai, arba ne, kad nekorektiškai arba kad nediskredituoti profesijos. Tai kartaisgi turbūt negauni pasirinkti, tiesiog yra nauji automobiliai kažkokie ir va tau jos duoda ir tu jas turi nufotkinti, ar ne? Taip. Tai aš dabar galvoju, aš ne fotografas, nesu buvęs fotografas, ar yra toks momentas, kad gauni automobilį ir jis tau tikrai labai baisus, bet tu turi pateikti jo gražių nuotraukų. Tai kaip tu, kaip profesionalas, va, skirtingai nei aš, ar ne, kurį iškart nurašiau pusę mašiną, kurias čia reikės vairuoti, kaip profesionalas, kaip tu nuteiki save, kad va, šita rūpužė vis tiek gražiai atrodys ten ir ten, tokiam ir tokiam kontekste, gal prie geltonų lapų rudeninių, gal ten prie kažkokio tai susemto smėlio ten karjero dar kažkur, vat, kaip tu sugalvoji tai? Žinai, nuvažiuoji į lokaciją pasirinktą, pastatai automobilį. Kaip pasirinkai lokaciją? Gauni tokią žalią baisę rūpužę, čia nereferuoja jokį automobilį. Kažkur važiuoji prie... Volkswagen Beetle negavom, seno. Bet visai gerai būtų visai. Šiandien tiesą beveik fotkinam automobilį, kuris panašus į naują Beetlą. Ai, va, prašau. GVM oro toks, žinai, gal. Gavo šitą rūpužę ir vat kas. Gražu, žinok, rūpužė. Ar jūs čia save įtikinot, ar iš tikrųjų toks, kadangi panašus į Beetlą, kažkiek turi Porsche bruožų, tai... Aš galvoju, o Beetlas visą laiką turi Porsche bruožų. Žinot tą memą, dabar aš tiesiog referuosiu į memus, aišku, žinot tą memą, kur kiekvienas originalas turi kopiją ir kiekvienas originalas rodo Beetlą ir turi kopiją ir ten yra 911. Tai ar blogai? Tai va, tai pasiemat ją ir kaip jūs sprendžiat, kur jūs ją geriausiai paveiksluosit, gal vis tiek tų lokacijų yra, pakankamai Vilniui žinau daug vietų. Nežinau, žinau gal daugiau negu paskui sugalvoju, kur reikia varyti. Ok, tai tada iškart jūs pertrauksite ir pasakysiu, tai išduokite, man, pavyzdžiui, rytoj reikia įkelti postą Instagramą, turiu padaryti gražią nuotrauką Toyota GR-ui. Kur man jį statyti? Vat, kur jūs man patartumėt? Tokia vieta, kur jūs sakot, žinot gerų vietų. Tai turbūt kažkokios vietos bus neakivaizdžios. GR-ui dabar gali važiuoti į Belmontą. Keliukas toks fainas yra. Gali būti, kad vakar net važiavau su GR-ui. Gal nereikia fotkinti, nereikia fotkinti. Turiu fotkinti. Viskas, turi. Gerai, tada negairas. Tai kur tą dačią tada dėt, vat. Tai dačią labai daug kur gali dėti. Varyti gamtą, gali prie kažkur... Prie darželio. Prie darželio. Prie parduotuvių tinklo kokio nors. Kokių, žinai, kur biški yra žvyro kažkokia. Šiaip prie mieste tas automobilis, žinai, gerai atrodo. Plius tas naujas Dacia Dusteris, tas toks modernių formų. Tai šiaip jis jo gerai atrodo. Palyginus su pirmtaku, tai tikrai jau gali varyti, fotkinti visur prie gražių pastatų. Ir ta prasme, ir tau automobilis negražus, tu pasiemi kampą kažkokį. Buvo pavyzdys kažkada, toks buvo Ford EcoBoost, EcoSport. Jokingas baisus. Taip, bet man... Aš tikrai googlinsiu po tokio. Bet man jisai taip nuotraukose gerai gavosi, jis atrodė iš kai kurių fotkų kaip Ford F100 PM, nes jo tas priekis toks, tokį gerą kampą, žinai, pasiėmė ir dar tokiose lokacijose, tai ten tokios buvo kelios fotkės, kur ėjo visą kampaniją reklamos ir, ten, jų ten pardavė nemažai tų mašinų, aš nežinau, ar iš nuotraukų pardavė, bet, ta prasme, ten atrodė, taip gerai ta mašina, kaip neatrodo, iš tikrųjų. Bet realiai gerai padaryta nuotrauka gali atvesti klientų, kurie pamatė... Ne, tai čia tas pats su butais yra, žinai, fotkinį su plačiu kampu ir atrodo labai didelis butas ir varai pažiūrėtą 20 kvadratų milžino. Dar jūs tai kaip yra, kai Autopliusą keli skelbimą mašiną, žmonės ten naršo, žiūri, žinai, ir jam ten, tarkim, 100 Passato, ne, ir jisai žiūri, kuris čia Passatas gražesnis. Čia tai be jokios abejonės, jo, tos masinėse skelbimuose labai svarbu. Jeigu bus ten tik tai 3 mašinos kažkokio modelio, tai vis tiek ten visas ir peržiūrėsi, žinai, ten belekai bus nufotkinta, bet kai tau bus 100 Passatų, kurių yra daug, tai kurį tu pirmą darysi. Širdies renkės. Kurį tu pirmą darysi, žinai, skelbimą, kur kažkiek patraukliai atrodys. Ir žmogus tada, jisai mato, kaip jo mašina gali atrodyti busima. Čia pavyzdys buvo, toks yra Artūras Žukas, fotografas, kažkada pasakojo, nufotkino Subaru Impreza ir nupirko bičas, kuris prieš tai tą mašiną norėjo pirkti, bet skelbime buvo negražios fotkės
ir jis ją žiūrėjo ir po to pamatė gražias nuotraukas to Artūro darytas. Aha. Ir jis nupirko tą Subarkę, nes pamatė, kaip ta mašina gražiai atrodo, žinai. Tai va ir yra tas toks, kaip pasakyti, kodėl tos gamintojų nuotraukos, žinai, būna labai gražios ir žmonės net iš jų jau nuperka mašiną. Net nebando. Aišku, kai kurie nori būti pirmieji, ten kokio Bentley, Astono ar ten kažkokio labai išskirtinio, žinai, automobilio, tai jis nesvarbu, ten svarbu jam būti pirmamis, ten, kad nupirktų. Aš dabar galvoju, aš man atrodo, kai Arteoną užsikinėjau, jo, aš jo gyvai, aš nebuvau sėdėjęs, aš tiesiog man parodė. Tu nupirkai iš nuotraukų irgi. Jo, visiškai. Nu, ta prasme, aš matęs juos važinėjančius, bet man kai parodė, kaip atrodė su Aero vidum ir nuotraukas ir Aero išorė ir aš tipo, jo, čia visiškai 10 mašiną važiuojam. Tu matai, šis nuotraukos parduoda. Ne, tai be jokios abejonės, aš tai šito neginčičiau fakto, jo, ir aš esu turėjęs ir nepabijokim to fakto draugų perpardavinėtojų, tai būna, kad ten, jo, nusiperki mašinas, jog ją gražiau perpaveiksluoji, dar netgi jeigu moki ten kažkaip sukelti kontrastus kažkokias, tai gal detalės ten paslėpti, Photoshop'u ir panašiai, tai žmonės važiuoja, nu, atrodo kaip ir visai reprezentatyvu ir pasiima tas mašinas iš karto keliais šimtais eurų brangiau, tai čia irgi toks vienas. Aš kažkada turėjau tokį seną BMW, jisai labai prastas buvo. Bet aš irgi visai fotografuot moku. Tai įdėjau skelbimą, žodžiu, atvažiavo klientai, žiūri, sako... Čia visai ne ta mašina. Sako, kodėl nuotraukose geriau jinai atrodė? Sako, aš fotografas, žinai, tai nenupirko. Tai vis dar važinėjai iki šiandienos, ne? Labai ne. Labai ne. Man buvo, aš turėjau Civiką, sugalvojau jį parduoti, irgi nufotkinau labai gražiai prie kvadrumo. Ir skambino žmonės pastoviai ir aš daug kam sakiau, kad aš tau neparduosiu tos mašinos. Kodėl? Nu, nes mašinos jau būklė buvo tokia prasta, nuotraukos labai geros, daug kas labai skambino su entuziazmu, čia nupirks už pigiai, bet aš žinau, kad jie atvažiuos, pravažiuos, ten ras kažką, nu, tai gaiš savo laiką, mano laiką, aš sakau, ne, tau neparduosiu, bet paskui radau tokį žmogų, kuris turi automobilių sąvartyną, kuriam nesvarbu ta mašina, ar bus gerai važiuojant ar ne, sako, aš parsivešiu ją, nusipirkęs ten, pažiūrėsiu, kas ten negerai, jeigu turėsiu ten kažkokių dalių, gal atsikelsiu į antram gyvenimui, jeigu ne, išardysiu ir parduosiu. Tai vat, nu, koks net buvo niuansas, žinai, kur atrodo, nori parduoti, padarai geras fotkės, bet supranti, kad tas žmogus ten paskambino vieną, sako, aš noriu dukrai nupirkti mašiną. Nesakau, aš neparduosiu, net nevarom, kodėl. Nu, sakau, tu iš karto jie varys į servisą, žinai. Sako, ačiū, kad, nu, taip, žinai, pasakėjai, kad nu, negaišai savo laiko ir mano laiko, žinai. Ir plus... Šitas momentas, gal kai sena, nu, ta prasme, tikrai šiaip savo mašiną su telefonu per akis nufotografuoti. Jo, tai kad nebūtų iliuzijos. Arba bet kaip, taip, žinai. Svarbu su plačiu. Gerai, 3 klaidos, kurių nereikėtų daryti fotografuojant mašinas, nes aš galvoju, pirma tai yra fotografuoti stačiai, pažengus 3 žingsnius atgal ir jungus platų objektyvą. Jo. Čia klaida, sakai? Taip. Ai, ne, tai apskritai automobilį turbūt fotografuosi visą laiką 4:3, nu, horizontaliam formate, bet kokiu atveju. Bet tu dar turi filmuoti zoom'e, žinai, tam tikram, nes jeigu tu prieisi prie automobilio ir fotkinsi jį, o taip, žinai, plačiai prieės, kad ir net ten stoji, žinai, šonu ir taip fotkinti, tai tau, žinai, toks bus flat, net vaizdas, gal nežinau, bet... Nebus formos, ne? Paik 10 žingsnių atgal įsijung kamerai vienetuką arba dviejetuką netgi, dar geriau. Biški pritaupk iki priekinio stiklo pačios, nu ir iškart kitas vaizdas, pabandyk. Aš tai neturiu jokių problemų su automobilių paveikslavimu, nes tiesiog netenka niekada to daryti, bet aš tik tai žinau tą bairį, kur apsukė iPhone'o kamerą, įsijungi platų ir aukštinkom, jeigu fotkinė, tai tada panų labai ilgos gaunasi kojos. Tai čia viskas, ką man reikia žinoti, o automobilį man fotografuoti netenka. Tai va, čia galite šitą tipsą jūs pasimti, jeigu norit. Jūs paveiksluojate. Aš jaučiu, kad veikia taip pat, reikia wide, reikia aukštinkojim, kodėl aukštinkojim, nežinau, netame. Nes kamera, žinai, yra ne čia, o čia gaunasi ilgesnės. Ai, nu turbūt nebent irgi ilgesnės. Nuo čia kojos bus trumpesnės, o iš čia ilgesnės. Nu, prašau, paaiškinom. O jūs paveiksluoji automobilius į tik stacionarę ar judesį, kaip čia užklaustų tikriausiai? Nu, jo, judesį irgi. Ta prasme, kad automobilis atrodo kaip važiuojantis. Kažkur, aha? Jo. O tam pasiimi kažkokių pagalbininkų, kažkas pravažiuotų, ar kažkokia techninis kažkoks būna sprendimas? Turi būti kitas, gali būti dviese vairuotojas ir tu gatvėje. Nu ir ten kažkur sutari, kad tu čia važinėk, žinai, per gatvę, aš tai fotkinsiu, nubrikti iki šėdo apsuk, vėl atgal ir ar ten kažkur. Arba pasiemi dar vieną automobilį, dar vieną vairuotoją to automobilio, išlendi pro langą, žinai, pro bagažinę ir fotografuoji.
O kaip manai, ar neįmanoma čia to pamatuoti, kas yra paklausiau, stacionarius nuotraukos ar kur mašinos lekia, gal nežinau, sukelia kažkokią tai emociją, ypatingai jeigu ten sportiški automobiliai, ten tokį, nežinau, aišku dabar vėl tas pats geras, nes mes tiesiog turim paklausoje, bet aš įsivaizduoju, jeigu toks spogas tiesiog pastatytas prie maisto prekių parduotuvės, nupaveiksluotas, turbūt normaliai vis tiek atrodys, bet jeigu jis yra kažkokiam keliuke su išsiliejusiais ratlankiais ar panašiai, tai turbūt visai kitokia emocija sukels. Tai žinai, čia ko reikia užsakovui, jeigu jam reikia tokios nuotraukos, tai tokią gali padaryti. Ir tikrai tas geriau atrodys, nes jis iškart lekiantis yra. Tai galima būtų teikti, kad tada turbūt judesiai, tam, kam yra skirtas automobilis, jis vis tiek yra paklausus, geriau parsiduoda, sakykime. Matai, pardavimui tokios fotkas gal nedėsi, aš nežinau, bet labiau čia reklaminė, tokia komercinė. Tai kaip reklaminė. Tai vis tiek teoriškai parduodi, bet kokia atveju. Tau reikia parduoti idėją tada. Jo, čia būna fotkiniai kažkokį automobilį, prieina žmogus ir sako, čia pardavimai. Sakau, ne, bet sakau, jo, realiai. Tai jau tokiuose bus, nebus, sakau, tai kaip pardavime, tai kur čia parduosi? Taip, žinai, parduosi. Tai tu netaip įtautai, sakinėjai, tai reikia sakyti tiesiog, tai gerai, kiek siūlai dabar? Kiek dabar siūlai? Kad jau taip klausi. Tai būna, žinai, sakiau. Kiek tu siūlai? Tai jie būna klausia. O kiek norit? Gali būt. Klausė ir kainos ir viską. Vienas šiandien prašė nufotkinti ir atsiusfotkę. Tai nufotkino toks fainas bičias kažkas. Prie oras priejo, sako, padaryk fotkę. Jį su ta mašina nufotografuoti? Dar parašė mailą. Žinai. Gal paskui, žinai, sakys. Ant sienos pasakys. Ne, sakys, gal gali pafotkėti mašiną. Aha. Geras. Toks normalus, tvarkingas, žinai, ten žmogus ėjo, ten hebrytė, tokių, žinai, prie paruoštą galeriją nacionalinę. Galvoja, kad instaliacija. Šalia galerijos. Jo. O kokia mašina? Tai šita? Ne, GVM Ora. Mes tas turim yra viena iš... Jo, ten, kur aš pirmą kartą išgirdau, kas čia iš vis per automobilis. Great Wall Motors. Ką tu galvoji apie tą automobilį, kai išgirdai? Aš galvoju, čia tikriausiai kiniškas automobilis ir tada atsidarau ir didžioji kinų siena yra pavadinimas. Taigi, ar kažkas panašaus, tai galvoju, tai tikriausiai tada kinų automobilis, jo. Bet daugiau ir neturėjau jokių emocijų, nes ką aš pasižiūrėjau, aš jo gyvai nemačiau, bet aš kai pasižiūrėjau jo nuotrauką, mašina kaip mašina. Man čia turbūt iš vis totaliai kitas lozungas, tik ne lozungas, o visai kitas nukrypimas į visai kitą temą būtų, bet visais laikais, kaip iki pat šiol turbūt, arba iki pat paskutinio penkmečio man kiniški automobiliai, tai man jeigu pasakai kiniškas automobilis, tai yra tas X5 Sangyongas. Tai įsivaizduoju. Aš labai norėčiau jų Lietuvoje. Koks cruiserio priekis X5 užpakalis, kažkas ten tokio. Taip. Tai va tas Sangyongas. Jo, man yra visi kiniški automobiliai, bet dabar akivaizdu, kad rinka jau išmoko dizaininti. Tai va tas dalykas, tas Great Wall Motors, šiaip normaliai visai atrodo. Man pasirodė, kad jis atrodo normaliai nuotraukose. Jis ir gyvai gerai atrodo. Bet gyvai nežinau, gal ten tu fotkinai dėl to. Ne, gamintas buvo. Ir mano fotkė mačiau yra, galvojama, pasileidžiu. Tai visai šiaip normaliai atrodė, aš nieko negaliu kalbėti. O žinai, nepavairavau. Va, apie Volkswagenus kalbėjom, tai... Ir 3 atvairavom čia, jeigu ką. Gerai, vieną ne visai, ar ne? Tai šitos pačios grupės. Škoda, tai Volkswagenas. Gražesnis dabar, todėl, kad, tarkim, tie, kuriuos mes vairuojam, yra gražus. Naujesni yra kiniški. Nes Volkswageno didžiausia rinka yra Kinija. Ir žodžiu, azijiečių... O kas yra naujesnė, ką tu turi minėti? Naujausias. 24 metų. Tai tiesiog šitą dabar. Naujesnė dabar. Artionas gerai dar, man atrodo, toks kaip tavo. Jis lygiai taip pat dar atrodo man. Jo, o Passatas jau yra naujas. Ir aš galvojau, gerai, tai šitą vairuoju, po Passato geresnis kitas automobilis gali būti tik kitas Passatas. Tai tiesiog mes taip paprastai įeiname metų automobilio rinkimus. Geriausias automobilis yra Passatas, o už jį gali būti geriau tik naujesnis Passatas. Redakcija neatsako už... Bet dar yra Škoda Superba, žinai, irgi. Tai va, bet žinai... O už visus likusius 31 automobilį šiaip dėkojam tiesiog. Tai. Jūs gerai pasitarnavo. Ne, bet gerai. Labai ne vietoj nelaiko aš čia. Viską iškirpsim, nesvarbu. Ja, bet laivas. Bet, žodžiu, tai labai pasikeitė dizaino kalba. Jo, ir mano teorija yra tokia, kad didžiausia rinka, tarkim, Volkswagenų yra Kinija. Kinijos poreikis dizainų yra kitoks. Jų automobiliai yra apvalesni, visokesni. Ir pokytis nuo B8 Passato iki B9 Passato yra esminis. Atrodo, kad kitas gamintojas pradėjo gaminti. Atrodo kažkoks, valesnis gerai. Azijietiškesnis. Atlyginti Škoda, žinai. Taip. O Škoda liko faina ir faina. Čia skonio reikalas, man faina. Tai, sakykime, Porsche matosi įtaka Azijos rinkos. Smulkmenos kai kurios tokios, kurios, nei gerai, nei blogai, bet
yra kitaip dabar. Ir aš kalbėjau su vieno gamintojo atstovais, sakau, ar mano teorija teisinga, sakė taip. Sakė, kaip ir tu šiandien negaliu nei patirti, nei paneigti, redakcija nepasirašė. Taip, sakė, nespaudai, bet taip. Be advokatų mes nekalbėsim. Taip. Nu, vat Frankfurto parodoje, iš kur buvau, tai buvo kinų stendas automobilių. Tai irgi visi tokie apvalūs, bet tokie, nu... Čia grinai kiniška tendencija dizaino yra, apvalumai kažkokie. Nu, dabar kai tu pasakė, kad tas... Ir tu kreipdėmėsi dar į Pietų Korėjos automobilius, arba japoniškus, ten kokie Hondos, tokie, žinai, nukapoti visi aštrus kampai. Ten Hyundai Konos, pavyzdžiui, Pietų Korėjos, nu irgi ten tos tokios formos, kur atrodo, Hyundai Santa Fe dabar, bet irgi konkurse, kur yra. Tai Santa Fe tai gerai atrodo. Gerai, ne? Žiauriai gerai atrodo. Kaip tau galas, matai? Man tai visas Santa Fe gerai atrodo. Aš iš pradžių, aš gyva, kalbėjom su Justu vakarą per telefoną, kad sakau, kas Santa Fe gamina? Hyundai. Tai Hyundai'us aš iš vis net nežinau, ar jie gamina. Man, jeigu paklausim, ką gamina Hyundai'us, sakyčiau, tai namų siurblius tikriausiai ir indaplovės. Bet pamačiau tą Santa Fe naujausią, aš man atrodo, jį pamačiau tik tokį ir galvoju, o Jėzu, kokia gerai atrodanti mašina. Kas jiems atsitiko? Kažkas, kaip sakiau, kažkas Hyundai'us Santa Fe įžeidė vidurinį mokyklą ir dabar jis pradėjo eiti sporto klubą ir gražiai rengtis ir gerą kirpėją susirado ir va taip dabar atrodo. Na. Tai iš tikrųjų labai gerai. Bet tai čia vis tiek yra ta Azijos to krašto įtaka. Jie iš vis eksperimentuoja. Tarkim, Hyundai'us yra neseniai išaugęs smarkiai gamintojas ir jisai neturi kažkokio palikimo, ten didelio heritage ar kažko, ko turi laikytis. Ir jis gali eksperimentuoti. Gali beleka daryti. Jis beleka. Ir taip daro, pažiūrėk. Tai dabar atrodo, kad tiesiog modeliai tokie atrodo. Taip atrodo, kad ant Santa Fe atleido visus ir tada priėmė naujus darbuotojus. Jie nieko nežino. Ir jie sugalvojo Santa Fe ir žiūri gerai atrodo. Ir tada juos atleis ir tikroviai taip atrodo, bet man sako, kad jis ir tikroviai taip. Ir man su fotografavimu buvo, taip aš fotkinau jį, čia dar kai net nebuvo, official dar pristatytas. Iš galo žiūriu, taip galvoju, tokia būda, žinai. Bet paskui tokį kampą pasigavau ir tada pradėjo patikti, žinai. Ir matau man, žinai, po kokių 3 sekundžių. Kaip greitai? Gan greitai. Nu taip, žinai, pažiūrėjau, čia taip negražu, o va, čia gražu, žinai, okei. Nu, aš pamenu, kad jis iš galo, iš priekio tikrai labai gerai. Iš priekio tai žiauriai gerai, iš šono dar. Dabar pasakėjai, dabar aš būsiu, dabar užsikabinsiu šitą, dabar eisiu 20 minučių į subinę tiesiog automobilio, kai jį gausiu. Bandysiu žvelgti, kur čia tas baisumas, bet nes iš priekio jis labai gerai atrodo. Nes aš įkėliau story Instagramą iš galo, nu tai ten, o Jėzau, galas, ką su juo padarė. Kas čia vyksta? Jis taip blogai iš galo? Labai gerai, jisai labai polarizuojantis yra toksai, arba myli, arba nekenti. Nes iš priekio tai arba myli, arba nesupranti. Iš šono dar labai gerai. Jo, gerai, aš matau problemą, jo. Čia yra. Dėl to nukirpimo. Su galu čia gali būti problema, bet tas priekis man taip kompensuoja tą grožį. Jis man primena Fordą kažkokį žiauriai geras. Bronco? Tai jisai kažkaip iš tų visų didelių trako atrodo. Kaip Raptoriaus priekis. Tai žinai, kad atrodo toks kaip amerikietiškas, bet biškai čiut mažesnis. O amerikietiškiausia mašina rinkimuose Jeep Grand Cherokee bus. Tai jo, mačiau fantastiką. Kai irgi ėjau per tą sąrašą visą, tai man atrodo, šitą šiek tiek sujuokino dėl savo dydžio, nes jis jau tas ten, jis toks jau didesnis. Didesnis automobilis. Bet su šituo Santa Fe, tai jisai maždaug vienodas turėtų būti. Lankrauzas gal irgi panašus, ne? Jo, gal net trumpesnis gali būti Lankrauzas. Nu jo, labai laukiu. Teko matyti jau neoficialiai gyvai, dabar noriu oficialiai pamatyti gyvai. Turėtų būti, žinai, legenda. Jo. Šiaip turėsim daug džipų didelių. Tai Santa Fe, Grand Cherokee, Lankrauzas, tada Mazda. Audi tokie dar mažesni objektai. Q7 didelis. Q7. Jo, bet šis irgi toks nemažas atrodo. O tai Porsche ten irgi ne miesto džipas toks. Jo, Makanas. Kas ir jisai tapo tik elektriniu. Buvo šiaip labai įspūdingas pristatymas Vilniui. Pristatinėjo Kalnų parke, padarė spektaklį, tada tikrą spektaklį žmonių, tada spektaklį su automobiliais ir... labai laukiu pamatyti. Man tas patiko, kai važiavo, taip visi vienodai. O pavyko ten gyvai žiūrint, sinchroniškai matėsi visi važiavo. Turėjau ištreniruoti. Čia, kad visi suprastų, tai Kalnų parko štai yra aikštė pagrindinė, apvali, ir ten įvažiavo, reiškia, gavos toks malūnas iš viršaus žiūrint, kad važiuoja tie vienoje eilėje Makanai, kitoje Taikanai. Ir jie, tai vidurinis važiuoja lėtai, išorinis greitai turi važiuoti. Jo, turi greičiau ten. Vienas buvo šiek tiek palyje, galvoju, šiaip slidu turėtų būti.
ir vienas atsiliko įvažiuoti. Tai jisai taip spaudė vargšas, kad pasivytų tą malūną. Tai galvoju, tikiuosi, kad vairuotojai geri parinkti. Nes... Čia nelengva, nes tu turi, žinai, vienas ten važiuoja 3 km per valandą, o kitam gal ir 3,5. O mes, žinai, o mašina važiuoja čia tas raudono juostelė atitveriant ir čia mes stovime visą minę žmonių. Tai gerai, kad ne Mustangų pristatymas buvo. Jo. Aš, kad būtų kitaip pasibaigę. O kas, pavyzdžiui, tarkim, aš kadangi nežinau, supažininkit mane, ar yra koks nors, nežinau, pasaulinis, regioninis, dar kažkoks grinai automobilio dizaino apdovanojimas ir kas 24 metais, nežinau, pasiėmė jį? Redotas yra, bet Redotas bendras yra bendras automobiliam. Nes, tarkim, prieš ateinant čia, aš galvojau, reikia man, kadangi kalbėsim apie tai, kaip atrodo automobiliai ir apie šiek tiek apie jų dizainus, kadangi turim Vytautą su savim. Tai aš galvau, man reikia susirasti savo pastarųjų kelių metų patį baisiausią mano automobilį. Ir tai yra, aš, kaip sakoma, atvirkštinę inžineriją panaudojau ir backwards inžininerinau, kad tai man yra pats naujausias Priusas. Ir tada aš įėjau, žinai, tas toksai, kur toks visiškai nupjautas. Ir tada aš įėjau jo saitą, tas geltonas ypatingai. Nu ir visi žino, kaip tą geltoną. Ir aš įėjau jų saitą. Ir jis ten važinėjęs ir skraido, ir apačioje yra didžiulis toks apdovanojimas, 2024 apdovanojimas už dizainą gražiausią. Aš galvoju, ko aš nesuprantu ir kas čia dabar ir kodėl. Tai galvoju, gal jūs kažką žinote. Panašu, tu esi toj vietoj, kur gali pakeisti situaciją dabar Lietuvos mastu. Tai tiesiog, nes, aš nesuprantu kodėl. Jau kai išėjo apskritai visi Priusai, nuo pačio pirmojo Priuso į tą, tiksliau ne nuo pačio pirmojo, bet to pačio populiariausio, kur yra, nuo antro, kur yra balto, kur sinonimas balto yra. Mes bijom gatvį. Sinonimas balto, jis išėjo ir jisai atrodė, jis jau tuo metu tarp visam bendram autoparke buvo pakankamai nekonvencinio dizaino. Bet, nes jis tokia kažkoks taip, lyg ir aerodinamika eina per viršų, bet lyg ir šonai tada nupjauti ir toks atrodo kažkoks keisti sprendimai. Bet tada buvo, aš šventai esu įtikėjęs, kad tada buvo daroma didelė propagandos kampanija visiems įrodyti, kad čia aerodinamiška, nes čia jau su elektra mes pradame bendrauti ir čia taip turi būti. Okei. Tada jisai keli modeliai jo atsinaujino ir ten tokie gavosi vos ne keli kaip faceliftai. Iš esmės ten tas pats, liko tas pats. Tas pats jinai aerodinamiška, šonai pjauti taip kaip lygintuvo ir tada ten kokios lempos keičiasi ir panašiai. Bet tada mes jau buvom visi pripratę visai prie tos išvaizdos ir nieks jau paskui apie tą aerodinamiką nebekalbėjo, nes tiesiog visi kiti pradėjo leisti elektrinius automobilius ir jie yra tiesiog normaliai atrodantis automobiliai ir tiesiog viskas gerai su to. Ir tada jie dabar išleido tą patį naujausią. Tai buvo dar prieš naujausią, pertrauksiu. Irgi toks dizainas tau turėtų būti keistas gana. Kur galinės lempos tokios. Tai aš jau net apie galą jau net nešneku, aš taip pat, matai, su Santa Fe, aš vertinu, iš priekio ir tada, kaip ten pamilsiu iš priekio, ir kažkoks nėra pasakymas, bet teks iškirpti. Nebandysiu, aš prisiminti. Tai va, ir tada šitas, jis atrodo taip, lyg buvo kažkoks automobilio konceptas ir ant jo užkrito vienas didelis luitas kokio nors granito, ir nuslydo, ir tada dabar liko ta mašina ir sėdame ir važiuojam. Tai kas čia? Ir ar tai, ir jūs plus kalbėjote apie Azijos rinkos tą vadinamą tokį kažkokius tai apvalumus, tai kaip žaidžia šitie du dalykai, aš tada kažko labai smarkiai nesuprantu. Čia matai, Japonija biški kitaip, Bet žinai, kad visi tie Priusai iki šito buvo vis labiau aerodinamiškesni vienas už kitą. Nes turi būti... Realiai per testus, ar ne? Taip, ant dokumentų. Ne tik per propagandą, kad mums reikia būti aerodinamiški. Supratau. Ir visi buvo negražus. Bet mes kažkaip susigyvenom su jais kelyje. Čia Priusas. Nes nėra ką daryti. Nes čia Priusas. Ir buvo kažkokiam ten automobilių pristatymė, sėdėjom bare su vakarieniai, su Toyotas. Ir aš esu tą istoriją pasakos su kažkokiu tai head of kažkas. Aš to nebegausiu to GR, už to tokius žodžius. Ir mes sėdėjom su juo, buvo fainas vakaras, džintonikai ėjo ant stalo ir buvo atviras pokalbis. Kažkas šalia manęs sėdėjo, sako... Klausyk, kodėl tie Priusai tokie negražus, ką jūs darot? Bet tai, o kokio lygmens tai žmogus, kad čia Lietuvoje galėtų atsakyti tokį nugilį? Ne Lietuvoje, čia vyko labiau Ispanijai. Ir jisai sako, Priusai negražus. Bet šitą paskutinį padarė mažiau aerodinamišką ir sako, užtat gražesnį. Tai va, tai...
Tai Nu, tavo gražiausias skonis ir jų požiūris skiriasi. Aš sakau, visoje šitoje komisijoje, visam šitam konkursui esu iškritęs iš konteksto visais įmanomais vardikliais, kaip tik įmanoma iš vis tai. Įkrisi, viskas. Okay, supratau. Ne, tai gal nereikia įkristi, žinai, gal turi būti vienas toks tiesiog disruptorius. Kvestionuotojas. Tai labai gerai, nes tavo visai kitoks požiūris, kitokia nuomonė. Jo, nes mes dar geriau, žinai, sakysim, Jo, čia gerai. Ir tada aš pavėlavęs 5 minutėm išlipsiu ir sakysiu, bet koks šūdas, o ne, Kebra, jūs visi pritarėte, kad šūdas. Aš nebėjau, kad bus labai daug tokių turėsim interakcijų. Aš dar apie Priusą kažką girdėjęs, nežinau ar tiesa ar ne, bet kai juos išleido, juos padarė biški kitokius, kitaip atrodančius, kad atseitų atvažiuoji čia su hybridu ir tu turi biški kitaip atrodyti. Kažkokia buvo... Holivudas buvo išprotėjęs. 100%. Kažkokia buvo Japonijoje, Toyotas tokia filosofija, kad Aš sakau, jis turi būti... Aš sakau, kad aš esu šventai tikėjęs, kad ten buvo propagandos kampanija, kad mes turim būti aerodinamiški, bet iš tikrųjų jie bandė tiesiog primesti kažkokį tai, tipo Selling pointas turėjo atsirasti stiliuką, kažkoks, nes mes jau čia įeiname į elektrą, tai čia kažkas turi būti kiečiau negu... Bet atsimenat, kaip tas Priusas antras, kai išėjo, taigi visas Holivudas su juo važinėjo, visus limuzinus iš šoną varė su Priusais. Simpsonai darė su Bet čia Priusais. toks buvo, man atrodo, labiau tas žingsnis į žalį į kursą. Nes gal... Aš Tuo galvoju, metu tai labai buvo... madinga buvo, tiksliau, ir dabar yra labai Tada madinga, buvo bet nuo tada... ankstyvieji tokie. Jo, ankstyvieji tie tokie, man atrodo, madingas dalykas yra tiesiog ekologija iš esmės. Ir čia buvo į ekologijos pusę didelis pušas, vadinkim. Nes kai tik pasirodė, nes lygiai taip pat, kai tik pasirodė Tesla, ten tas Model S, ar ne, tas, kur toks, kur padoriai atrodantis, tai irgi filmuose įvairiuose ir tikram gyvenime, bet iš esmės filmuose irgi pradėjo demonstruoti. Filmuose galėjai pastebėti, kad turtingi žmonės atseit atvažiuoja su Teslom. Tai kaip ir iš esmės, tai nėra kažkoks nei prabangus, nei net labai brangus automobilis, bet tai parodė tokį, kad čia yra aukštesnė klasė, nes tai yra labai į ekologijos neva taip. Čia toks, žinai, kaip Apple'as filmuose Apple niekada nesinaudoja blogiukai. Jo. Tai čia matyt, irgi. Bet žinai, Tesla gali būti filmą, tiesiog paskambinamas, kas sako, darai filmą. Da, bet žinai, jie sako, sumokėk, brolė. Tai gerai, sako, kiek tau sumokėt. Ir Tesla filmą, žinai. Bet tiesiog, toks irgi buvo formuojam, tai gal ir... Bet visi norėjo, gal kažkiek filme būtų tos... Gal kažkiek Teslos iniciatyva, aišku, bet esmė, kad, buvo vienu metu kaip su Priusu, tai paskui Teslos buvo vienas tas žingsnis irgi, kad tai buvo tiesiog krūta pradėti kažką ekologiškesnio. Tai man atrodo, Priusas ne pirmas hybridas, bet toksai ryškiausias, kuris atsirado. Tada Tesla ne pirmas elektromobilis, bet... Kaip elektromobilis geriausias, toks. Ir populiariausia. Iš esmės ir geriausiai atpažįstamas, geriausiai marketintas, turbūt ir, nežinau, techniškai tai nežinau, ar geriausias, abejoju. Kaip elektromobilis, jis yra vienas geriausias. Tai va, tai kaip iš elektromobilis. Dažytojai labai skundžiasi. Dažytojai? Aha, nes jis yra, jeigu šiaip mašinas, tarkim, dažo, tai, tarkim, vienetų, tarkim, kažkoks yra, įvardykim, vienetą, tai Tesloj dažų skiria, tarkim, 0,8. Čia kaip toks, kaip kad suvokti. Storės dažų turi? Jo, tarkim, yra gerai, tai vienetas, čia tokį įsivardinam savo, žinai, vardiklį, o Tesla deda mažiau dažų ir kai dažytojam reikia, žinai, perdažyti sparną ir jisai pučia tuos dažus, kiek jam reikia ir blogai. Ne vienodai, ne? Ne vienodai. Vienas šonas turesnis. Jo, ir šiek ten yra, pavyzdžiui, vidinės dalis yra nedadažytos, žinai, iš vidaus, pavyzdžiui, tarkim, kapotas, dabar nesimenu, bet kapotą, jeigu dažai tik laukas nudažytas, iš vidus, ne, bet čia gal viskas ten nudažyta, bet yra tokių vietų, kur surinkimas labai prastas, ten keikėsi. Ja, tai surinkimas tai čia irgi jų arkliukas. Važiavau dabar čia... Prastas surinkimas jų arkliukas. Ir pasižymi to. Arba gali pirkti tą jų, kokį ten tą sunkvežimį, nesunkvežimį tą. Tai jis iš vis nesitažo, man atrodo, nes jis tiesiog yra nerudėjančio plieno. Nežinau, nerudėjančio, bet plieno. Gyvai dabar neseniai. O kaip gyvai atrodo, tai jaučiu įspūdingai. Jaučiu taip pat tragiškai, ne? Baisiai įspūdingai. Ta nufotkink gražiai. Nemačiau nei vienos gražios nuotraukos. Priusą, buvau labai gerai nufotkinęs. Ir man jis patiko. Ta Priusą aš įsivaizduoju, kaip galima gražiai. Man jis patinka, jis iš viršaus gražiai nufotkinti. Nes ten lempas yra tokiam, nežinau, lygmenį, kad jis iš viršaus gerai gali atrodyti, bet Cybertruckas iš niekur negali gerai atrodyti. Iš dugno gal nebent, nežinau. Padangos gan gražios. Padangos, jo.
Tai kažkas special padangas? Nu jo, kažkokias. Tai gal jas gamyklį. Bet sorry, pertraukiau, tai jis kaip tikroviai, jisai šiaip daug didesnis negu standartinė mano. Ne, jisai tikroviai Aš iš tokio matyti. Lenkijai buvo jisai. Lenkijai? Jo, Kaip jis galėjo būt? kaip šuofės, tai nežinau, ar jis ten važinėja. Nu, bet tai turėjom ir Lietuvoje, tu kažkas į Baltarusiją vežė, tai sulaikė muitinę, bet šiandien nemačiau jo. Gyvai. Jisai mažesnis nei tikėjaus. Toks pat pasakė. Šiaip. Kokio jis dydžio, pavyzdžiui, gal normalią mašiną paėmus? Kaip Santa Fe? Didesnis Santa Fe? Santa Fe gyvai nemačiau dar, bet... Ne, tai Santa Fe bus didesnis. Ne, nežinau. Gerai, jisai kaip F100 PM. Kažkas tai tokio. Tik tai, žinai, jo forma tokia keista labai. Bet, aišku, ką aš tikrinau, tai tarpus tarp kiekvienos detalės. Kokie buvo? Duris, sparnai. Aš tik kapotą pažiūrėjau, nes galvoju, juokinga bus, kad aš esu labai... Ne, tu tokį slankmetį išsitraukė. Tai viena ir dažų šitą. Į vieną pusę. Tas piršas pralindo į kitą nykštysą, ne? Maždaug, ne, į vieną gal net nepralindo, į kitą taip. Matai, tai būtų iššūkis, nufotkint, kad atrodytų lygios linijos. Tai iš vieno kampo fotkintum, tas nesimatytų. Teisingai. Ne, radom viską mašiną. Kai pradės depresija būti vietoj, tai žinosim, kad Tesla pamatė Cybertruck. Kur davė paveikslą. Ir ten vežiau, ir ten netinka prie niekur. Ne, šiaip tai jis kaip tik, manau, jeigu įman tokią kažkokią meninę instaliaciją, tai žiauriai gerai atrodytų kažkur nuveži, kur labai griežti kampai, pilkos baltos spalvos. Nu tai pačioj nacionaliniai dailės galėtų. Aš tą pažiūrėjau, iš karto galvojau. Žinai, kur Kaune yra ta atrenovuota aikštelė, tokia, kur atrodo, jie ateina ir atrodo, kad stovi vidury Vokietijos. Tai va, kur nors ten pastatytum, nes ten tokie, tų ofisų langai yra tokie kaip erdvėlaivio kokio. Futuristinį. Tai kur nors ten numetus, kaip meninė instaliacija, turbūt jis puikiai šiaip įsipaišytų. Netgi visai, kur tokia tuščia erdvė gerai atrodo, toks vienas stovėtas, žinai, ir toks. Na tai, va, kaip meninė instaliacija, jo, kaip automobilį, tai gan sunku priimti. Bet redakcija nebūtinai sutinka su vedėjo nuomonė. Įdomus, bet aš vadar, žinai, kodėl mes į Europoje neturim, kad jis netitinka pėsčiųjų saugumo. O įmanoma kažkaip tą reikalavimą išpildyti. Nes vis tiek kažkas norės tas mašinas Europoje. Tai žiūrėk, yra kapotas ir sparnai, ne, šitoje vietoje susijungia. Ir aš kampą pačiupinėjau. Tai realiai stipriau paspaudus ir prasidurtum ten pirštą. Nu, pakankamai aštrus. Kaip stalo kampas, tik metalinis. Žinai, nu labai baisiai atrodo. Tai beveik kaip sunkvežimis gaunasi. Nu, taip. Ir jisai sunkus, kai elektromobilis tai svers ten 2 su daug tonos. O jisai nesveria virš kažkokių ten. Taip. Svers 3 tonas, tai kaip naujausias sportinis M5. Vat įdomu M5, nes... Bet šiaip pavyzdžiui, apie svorį, tai važiuojant su... Gerai, gal už praeitą metų automobilį turėjom S klasės Mersa elektrinį ir Porsche Taycan elektrinį. S klasės Mersas svėrė 2,5 tonos, Porsche'as 2,3 tonos. Nu, tai procentaliai nedaug skirtumą, bet daug svėrė. Ir su Mersu, važiuojant ten, sužinosi, kur greitai apie tos posūkius kalbu, yra tokie druskininkų, šalia druskininkų faini posūkiukai, kur gali gan greitai pravažiuoti, 90 greičiu, negreičiau. Ir su Mersu aš bijojau ten važiuoti tiek, o su Porsche'u Kas Mersas biškiau bandė... Nu, jautėsi, kad svoris didžiulis, žinai, o Porsche'as, tarkim, jisai su savo ten turi magišką tą pakabą ir viskas sutvarkė taip, kad važiuoja ir... Bet palauk, Porsche'as kuris buvo? Taycanas. Taycan, Nu, elektrinis. Taip. Tai čia dar pernai gal buvo. Nu, prieš 2 metus, jo. 23 metų turbūt. Nu, Taycanas labai gerai stovi ant kelio, iš tikrųjų. Plus ten tam atrodo, kai batarkė idėja labai pem jam ten gavosi iškart viskas. Svorė, gali būti. O Mersas gal ten nebūtinai bus taip. Gerai, grįžtant dar prie dizaino, kadangi Vytautą čia turim su savim. O kiek yra, nežinau net kaip gerai suformuluoti klausimą, kiek yra, ne kičas, o kiek yra... Mes visi žinom, kad praktiškai visose gyvenimo sritise labai populiaru yra
nostalgija, retro ir visi tokie dalykai, ar ne, nu, būtent ta retro estetika. Net nekalbu, kad ten 70, 80 ar 90, bet iš esmės, kad prisiminkim kažką, kas iš seniau ir gal kažkaip implementuokime čia. Ir dabar čia buvo irgi išėję keli automobiliai, keli dizainai, aišku, gal kažkuris iš jų yra tik konceptas, bet ten, pavyzdžiui, išėjo, man atrodo, Volkswageno tas Buzzas, ar ne? Jis žiauriai panašus į savo, nu ir jis buvo ir darytas pagal savo tą senąjį autobusiuką. Tada Hyundai'us išleido kažkokį Envisioną, kuris, man atrodo, jis taip ir atrodo gatvėje. Kupas, ne? Jo, kuris atrodo kaip DeLoreanas. Nu, aš jau mačiau juos važinėjančius, turiu minį videkose, tai gal kažkiek yra žingsnis toliau nei konceptas. Man atrodo, jo. Jo, ir tada dar buvo irgi vienas automobilis, dabar tik tai reikėtų prisiminti. Ir dar buvo irgi Hyundai'us Heritage. Tai Hyundai Heritage, čia man atrodo dar yra konceptas, bet jis iš vis atrodo kaip tie automobiliai iš filmo Broliai Bliuzai. Tokie visiškai kvadratiniai, nu kaip Cadillac iš esmės. Santa Fe toks biškai link retro neša. Kažkuria prasme, jo. Arba Ioniq 6. Va, ir jis yra tas Heritage, ir jis visiškai elektrinis, tai pavyzdžiui šitą. Taip, Toyota Century yra. Jo. Ai, teisingai, jo, nu tai va, tai čia yra Hyundai Heritage, arba kaip mano Mazda 929. Va, 929, teisingai, labai, tai galų varomas, ar ne? Jo, žiūrėk, yra lėta Mazda. Galų varomas. Mazda 929 yra galų varomas. Aš turiu tokią mašiną, dažnai, nes daug kas nežino. Mes pamenu jos, kažkada jos iškom prieš gal 10 metų, kad žiemą būtų galima važiuoti pagal kelių eismo taisyklės. Tai va, tai dėl to mes iškom. Ir nedaugiau 50 mieste. Jo, žiauriai gerulėta. Ir radom, man atrodo, vieną, bet su automatu, bet tuo metu draugelis ją vis tiek pasiėmė. 3 litrai gal buvo automatas. Kažkokia nesąmoninkas variklis, pamenu. Tai va, tai ar čia yra toks geras angliškas žodis gimikas, nu kur tipo triukas. Ar čia yra triukas, ar čia iš tikrųjų yra kažkokios, nežinau, racijos manyti, kad kažkuri dalis automobilių, nežinau, links į tą tokį, nežinau, naują retro įvaizdį, ar kaip čia vadinti, nes vėlgi, kaip ir kalbėjome dėl tų elektromobilių, kad, nu, iš esmės, įrodė jau ir didieji autogamintojai įrodė, kad, nu, tai gali būti tas automobilis aerodinamiškas ir vis tiek būti ir apvalus, ir su dideliam šnervėm priekį ir kaip tik nori, nebūtina ten jų visų padaryti kaip lygintuvų. Tai į tą dizainą tada galima būti labiau kūrybiškam su tuo dizainu. Tai ar čia yra kažkokia tokia tendencija, ar čia tiesiog keli automobiliai, kurie dėl bendrai tokio reklaminio bazo išėjo, kad va, žiūrėkit, panašu į DeLoreaną, va, žiūrėkit, panašu į kažkokį Lincolną. Ar yra tokių tendencijų, ar nelabai? Nu, tai čia reiktų gamintojo paklausti, kaip jie mato tą, bet, nu, taip žiūrint, tai kažkurie automobiliai atrodytų kaip marketingo triukas, kaip ir kažkokį išleidžia sportinį, pavyzdžiui, vieną automobilį, kur ribota serija, 500 vienetų, visi jo nori, bet nupirkti negali, tada jisai brangsta iš karto, nu tai kaip irgi toks, žinai, atrodo feikas, nu, nes jų automobilių nėra, jisai geras, visi nori ir padaro marketingą, žinai, sukelia tokią, primena apie tą modelį, tai tie gal, žinai, retro, plus visiems dabar patinka ta senovė ir, nu, bando viską iš ten ištraukti, tų mašinų seniai labai buvo viskų gerų, įdomių, tik kad ne visas jas sugražina. Jeigu buvo kupai, tai dabar sugrįžta suvai. Eklipsas, koks, žinai. Pamenat savo eklipsą, kurį mylėjot Polo Walkerio? Štai suvas. Net yra hashtagas, not my eclipse. Taip. O, jesu, teisingai. Kalbam apie dizainus, tai tas naujasis eklipsas vargšas jis, iš tikrųjų, nes man iš žiauriai patinka. Jis tiesiog buvo su šūdais sumaltas, nes, nu, visi nori to senojo, nes vardas ne tas, čia ne ta mašina ir mums netinka visiems. Vargšas visiškai. Žinai, čia visokių gali būti, nu, taškų ir vieni dėl marketingo, nes gamintas, manau, žino, kad ta mašina neis, nu, jis įsileidžia pasireklamuoja. O tai Buzzas, pavyzdžiui, ar nėra? Man atrodo, kad Buzzas yra geras busikas, ar ne? Nu, jis fainas, bet jis elektrinis. Jeigu jis būtų neelektrinis, būtų... Jo, nes kaip elektromobilis, jisai labai neefektyvus. Jo, nes bet šiaip jisai labai... Šiaip tai važinėjantis kioskas. Bet jis atrodo fainiai. Labai. Ir jis daug turi tų quirks and features visokių. Koks nors skėtis iš durų išsitraukia, ne? Čia Škoda turi. Nes, pavyzdžiui, turi butelio atidarytuvą. Čia skirtukas yra, kuris gali būti butelio atidarytuvas. Dar visokių, piešinukų visokių ten fainų. Tokių gerų dalykėlių. Jis tiesiog neefektyvus kaip elektromobilis, ne? Jo, nes, nu, žinai, tas oro pasipriešinimas. Aš žiemą važiavau su juo į Kauną ir atgal, tai atgal būčiau nebegrįžęs. Jis yra tas... Vasarą laisvai, žinai. Tas dažnai daineris amerikietiškas komponentas. Tosteris. Toks turėjo tosteris. Jis yra tosteris. Ir aš atsimenu, kai metų auto jisai debitavo, mes pasirimuką Buzzas buvo viename iš... Jo, buvo atvežę į metų auto, mes jį paturėjom
išvežė ir launchino jį Lietuvoje po kelių Ir niekam mėnesių. net neleido su juo O, važinėti. savo geras, tai iš vis kokią privilegiją Tai gavo. buvo Taip, geras, taip. kad mes pasirimą Zapalskį, va, ten jis buvo, išsivarėm jį, varėm tada, man atrodo, su Valdu nufotkinti plytinę, nu, nes tas vienas buvo kažkaip vėliau atvykęs. Taip. Ir kur tiktų geriausiai tausteris galvoja Vytautas? Ne. Plytiniai. Kadangi ten... Plytiniai. Kadangi ten... Reikėjos kažkur reikia jį pastatyti, ne plytiniai. Tai buvom ir prie Ikėjos. Okay. Ne prie Ikėjos, bet kitoj vietoj. Virtuvė. Plytiniai mes jį važiavom fotkinti, nes ten visus automobilius fotkinam, kadangi ten jie važinėjo, mes kai startuoja metų automobilis, ten seniau darydavom tokius dar foto video sesiją, tai kad kažkur patogiai nuvažiuoti, tai važiuodami į Plytinę, ar ten į Vingio parką, susitarė, kad pavažinėt, ar dar kažkur, nu visi automobiliai važiuoja, visais fotkinam, žinai, ir... Taip, mes Darbas esam... urmo. Jo. Tai vat, Kaip Henris Fordas išrado konvejerinis. Jo, va. konvejerinis filmavimas ir fotografavimas. Tai buvo, kad mes kiekvieną automobilį fotkinam prie šito universiteto VGTU, tai vat nuvarėm su bazu prie VGTU ir ten visi eina. Ne, jis labai gerai atrodo, labai traukia akis, labai fainiai atrodo iš tikrųjų. Nu, tarsi jis yra, jeigu tu ieškai autobusiuko, o ne lenktynės mašinos kokios nors ten, bet, nu, man tai jis fainiai atrodo. Žinai, kas faina, Žinau, pasiteisina. Rygos oro, nes yra keleiviniai arba kargo. Šitie. Gerai atrodo, labai be stiklų. Ir Rygos oro uostas turi užsipirkę kargo šitų oro uosto automobiliams. Tai Ai, grinai, kur aptarnauja, geras. geras. Su lėktuvu grįžinėja ir žiūri, tas bazas važinėja. Tai Geras. labai stilingai Aš atrodo. vis Vilniui pastebiu daugiau jų yra, kažkaip dar pradžiai nebuvo, bet dabar aišku daug ir nenupirks ir čia iš karto net buvo Bet aišku, ir kad jų nepirks. patys Taip, Volkswagenas žinojo, kad bet čia toks Čia įdomu, Vokietijai kiek jų pripirko, nes nu, ten irgi su jais nepavažinės į darbą nuvarai ir... Žinai, labai 200 kietai, kilų ir jeigu baigęs turėčiau elektros. benziną, 200 kilo, ne? Ne, jis virš 3, bet tu žinai, važiuoja į autostradą 103-100 kiam, Tai tada o labai Vokietijai ten. autobanai, nu tai šis ten, Nu, žinai. jo, teisingai. Bet, pavyzdžiui, jeigu turėčiau bandelinę ir... tai tikrai turėčiau bazą. tausterį. Taip. Taip, skrudintuvė. Ir dar apsijuodas. Dar apsijuostas. Taip, tada logiška. Raudona graži skrudintuvė, labai gerai. Smeg. Smeg, jo. Ką norėjau papasakot? Papasakok. Žinok, pamiršau. Apie metų auto papasakok, ką nors. Ne, metauta tai... O tai pala, gerai. Jo, čia mane įmeskite į šitą visą. O tai metų auto yra kažkoks balas, nu, išvaizdai? Mes turim ar kriterijus, balas, kažkas? Mes turim vertinimo lenteles. Aišku, dabar kažkas komentarus rašys, taigi tu turėtum žinot, bet nusiraminkit. Dar ne- Mes įrašinėjom pusę metų. Nusiraminkit, pas mane viskas į spamą eina, nusiraminkit. Onboardingo nebuvo. Taip. Tai turim vertinimo lenteles, kur yra, sakykime, orientacinis vertinimo formulė, ta matematinė, kaip sakiau, kiek už ką Taip, skirti. taip. Bet kiekvienas surandam savo individualų vertinimą ir nereikia, ta prasme, ką tu ten susirašysi, žinai, nereikia atiduoti ataskaitos publikai. Taip, čia Toks juodraštis, žinai. Jo, Nes juodraštis. publika geriau kiksmažų nematytų, jo. Taip. Logiška. Taip, tai, bet, tarkim, rinkausi savo motociklą, kad nieko neižeičiau. Ir rinkausi tarp poros modelių, nenaują pirkau, šiek tiek dėvėtą. Ir buvo daugiau tų motociklų, bet kai kuriuos atmečiau todėl, kad jie man negražus. O motociklas ypatingai turi būti gerai atrodo. Nu, jisai turi džiuginti, o jeigu jis negražus, tai... Pertrauksiu, žinai, kaip turi būti, kad kai pastatai mašiną parkingė ir nueini nuo jos namo, jeigu atsisuki ir pasižiūri, kokia jinai gera, tai reiškia, gerą automobilį nusipirkai. Na, Tai va, su mocu gal irgi taip padarai. Taip. Tai su mašina irgi dizaino balas gali lemti daug. Tarkim, yra du automobiliai mūsų konkurse, tarp kurie yra visiškai identiški, daug kas supras, kurie, ir aš rinkčiausi tą, kuris gražesnis. Tai balas kažkoks turi būti tenai, jo. Bet čia, žinai, labiau Koks per svoris? savo prizmę žiūrint, gal tau tas kitas labiau patinka, nes ten nuvažiuoja Jo, bet tada mano kitas kilometrų, klausimas ar ir ten būtų kaina buvęs- kitokia, žinai. Mano kitas klausimas ir būtų buvęs, ar yra tame objektivumo kažkokio, ar ne, ar čia visiškai yra subjektyvus iš esmės balas. Nes, nu, Išvaizdas? iš esmės jo, išvaizdai. Šiaip gal, pavyzdžiui, vat, Vytautas kaip fotografas, ar yra toks dalykas kaip, nu, tipo, objektivumas, Nu, grožį ne, gal bet tada. tau vis tiek yra gal įdomiau, kur dizainas kažkoks įdomesnis, kažkokių kampų yra, žinai, negu ten, nu, ten nieko nesupykstant dėl dizaino, bet, nu, koks Škoda, ten Passatas, nu, man nebūtų pagal dizainą įdomus, bet būtų įdomus kažkoks, žinai, Taycanas gal įdomesnis, Santa Fe žiauriai įdomus būtų, kas čia dar iš tų tokių Land Cruiseris, Jo. nu, kur visai tokie dizainai, žinai. Tai, Bet šiaip- bet ir visose va, tose rinkimuose dizainų ir triumfuoja tokie
pavyzdžiui, Kijos Drąsūs, visokios, ten Redoto, ten Hyundai kažkokie, nu, modeliai, kur tokie, nu... Aišku, dar reikia apie Redotą pažymėti, kad tame konkurse gali laimėti tik tie, kurie aplikuoja. Nu, nėra, kad Redoto komisija paima visus tosterius, visas vazas ir visas renka. Nu, turi aplikuoti savo produktą ir tada gauti. Ten yra 3 ar 4 lygiai tų apdovanojimų, ne? Tai jo, ir dar galvoju apie dizainą, tai yra dalis tas subjektivumo, nu tikrai, gražu, negražu, Santa Fe, va, nu nepasakysi gražu ar ne. Bet šiaip, jeigu reikėtų apibrėžti, kas yra gerai atrodantis automobilis, tai yra proporcingas automobilis. Tarkim, kapotas, stogas, bagažinė, ratai. Teoriškai šioje formulėje yra. O turi, kad galas ir priekis sueit, nes būna, kai mašina, žinai, atrodo priekis padarė, galą, nu, čia apie tą Sanyongą šnekėjo. Eksperimento galas padarė vieną mašiną, kitą mašiną. Nu, Sanyongų mes ir čia, ir europinių turim tokių. Tokių. Bet nauji atrodo jau geriau. Jie dabar netai vadinas. Tai va, tai tarkim, lydinčios linijos ir visokie tokie dalykai nusako, kuris automobilis atrodo geriau arba ne. Patrauklesnis iš esmės, ne? Nes realiai kiekvienas yra kažkaip patrauklus, žinai. Na. Bet kai renkėsi tarp visų, toks atsiranda, nežinau, kaip ir dizaineriai, palamėsgi būdavo, imdavom metų dizainas, imdavom dizainerius ir ten rinkdavo. Tai kažkaip kaip jie ten rinkdavo, jie gal pagal savo ten... Jie turi ir pagal ten kitokią formulę. Kosmosą. Nu, ir būdavo automobilių dizainerių, nes mesgi turim lietuvių dizainerių, kurie dirbo jau dabar Toyotai, tarkim, RAV4 naują paišė lietuvis. O Priusą ne visai paišė? Jo, ne viską, bet... Ne, Priusą mes nepaišėm. Priusą mes tikrai nepaišėm. RAV paišė, jo, tada Zeeker. Mes nežinom, nes kas nupaišė, niks jau nepaišė. Priusą? O Zeeker kurį paišė? Zeeker tą naują, kur priekį lempos ledai rodo filmuką ten kokį nors. Tai jisai, Lukas Medeišis, jisai yra buvęs toj studijai, mes esam kalbėję su juo. Tai turim ir lietuvių dizainerį, kuris, tas bičas, kuris nupiešė policijos automobilių dizainą mūsų. Tai va, jisai mūsų konkursai irgi yra buvęs vertinęs. Jo, kietas bičiukas irgi linkėjimai. Tai jie kažkaip tai... Vis tiek kažkokį turi kitokį supratimą. Bet ir tu turi. Nebūtinai. Reikia, kad būtų gražiai bus. Žinai, galima rinkti būtų fotogeniškiausias automobilis metų. Tas irgi įdomu būtų visai. Bet net sunku būtų išsirinkti vieną. Nu, čia turėtų keli rinkti. Tu fotkini, Egidijus fotkina, tu irgi su telefonu šeimo kamerą apvertis, pafotkini, kuris gerai gauti. Visi ratai, kaip būtų. Visi kiaušinio formos ratai pas mane gauti. Tai galim išsirinkti. Nu, pala, mes gražiausiai nerenkam šiemet. Man atrodo, ne. Neturim kategorijos. Tai mane žiūrė, ne? Nu, tu... Ai, tu neskreipai viską išmokęs. Aš viską, ne, aš taip pasikėtęs teoriją. Dar neprasidėjo, aš dar negavau aplanko. Aš galvoju, kad mes išleisim šitą jau prasidėjus konkursą. Po visko. Na, tai prieš pusę metų rašinėjom, tai leisim mėnesį į konkursą. Nu jo, grožis tai svarbu vis tiek. Ir žinai, dar galvoju apie tą retro, naujų automobilių retro dizainą, tai daugelis automobilių yra vienodi techniškai. Tarkim, Ford Explorer ir Volkswagen ID4, jeigu nesuklysiu, yra tas pats automobilis. Bet yra Fordas ir Volkswagenas. Ir Volkswagenas ten yra nauja ta Volkswagenų banga, o Fordas sako, čia yra Exploreris. Ale, žinai. Nu, tai aš atsakau, norėjau tas naujos Supros ir man draugai sako, tai sakykim BMW, nes čia BMW ir aš noriu Supros. Supra geriau atrodo. Supros, jie sako, tai čia BMW, nenoriu, sako BMW. Ne, nu, man Supra, kai išėjo, nusifotografavau su ją. Aš irgi lygiai tą patį padariau. Nu. Aš kažkaip irgi buvau gavęs 2 dienom, kai jin tik išėjo. Bet tu selfie dareisi? Ne, aš man atrodo dariau tą seną gerą marozišką, aš vieną koją įkišu į ratą ir stoviu taip šalia jos ir mane nupaveikslau. Aš tokią nuotrauką buvo. Nu, iš kur? Greičiau matau. Iš to radaro. Taip nusirodo kuris prie mano namų. Šitas nuotraukas aš tik su Artemu nurenku. Pakeliu į Mažeikius. Visada, praktiškai neklystu niekada. Niekada nepasimokau, ne. Jo, tai man pradžiai jinai netrodė labai graži, o dabar labai graži. Kaip tu drįsti? Man... Atsimk šitą. Taip ir man dabar atrodo gražiai. Ačiū labai. Kad reikės ją fotkint. Kaip paskambinau, kad reikės ją fotkint, kažkaip laukiau, žinai, nes sugalvojau, ten varysiu, tokių lokacijų pasiieškojau, biškai tokių apleistų, tokių, nu, nes, tokia, žinai, ta mašina. Nes gerai... ką primena Supra?
voratinklius ir apgriuvusius namus. Ir labai gerai, žinai, man atrodo, taip, tokiose lokacijose. Tai tą raudoną irgi turbūt gavai. Jo, raudoną. Ta pati gal ir buvo. Aš pamenu, žinai, kai išėjo, žinai, buvo išėjęs, kažkur ten panašiu metu buvo išėjus ir nauja Toyota Corolla. Ir aš ją gavau ir bevažiuodamas iš, tai jaučiu to kvailos, namo, pataikiau į duobę ir sudaužiau ratą. Ir tarsi, prakiurdžiau ir padangą ir sudaužiau ratą. Ir jie tipo, nu gerai, imk. Ir tada man davė kažkokį naujausią Lexusą džipą. O ne. O, gaila. Tik ne tai. Tai buvo labai apmaudžiai bait pasižiūrėti. Nedaryk taip dabar, gerai? Jo, aš taip pasistengsiu dabar nedaryti. O šitą aš nusifotkinau, tai Matonis jie gavo testui, sako, Justelį, žinok, varom ratukui, čia turiu fainą mašiną. Atvažiavo iki mano namų, aš įsėdau, sakau, neturiu laiko, 20 minučių. Apsakau ratą ir grįžtant namo, fotikas, pro kurį 5 metus važinėjau namo. Wow. O, sakau, taip greit bėgėjas. Tai va. Jinai žiauriai gerai bėgėjas. Ir dar kas yra, kad galą neša, taip žinai, biškis pūsti ir toks puikus palaukti reikia. Taip. Ramiau. Šiaip jo, aš apie jį biškį pasvajoju. Truputį, ne biškį, o truputį pasvajoju. Tai jau greitai įsipilint gal svajonę gali. Nu, daug jų yra, matai. Labai. Tai garažą reikia didelio. Tai va, beje, apie Supra ir Toyota ir GR Yaryje padarė labai fainų sprendimų. Tarkim, priekinis bumperis ant atnaujinto GR susidaro iš kelių dalių. Sorry, aš tik pertrauksiu. O, bet sakai, atnaujintas GR. Tai šitas, kurį mes gaunam, jis yra dar faceliftintas nuo tada. Nes aš sakau, kai čia pamačiau tą sąrašą ir atsidariau kiekvieną mašiną ir aš galvoju, Toyota, atrodo, kad Yarisą kažkokį sportinį, va tokį jau esu vairavęs prieš kokius ten 3 metus. Tai čia dabar yra faceliftintas. Visi esantys automobiliai šiemet arba faceliftinti, arba pristatyti. Tai šitas faceliftintas, jo ir priekinis bumperis iš kelių dalių susidaro. Tai pavyzdžiui, jeigu numuši kampą jo, nusipirki tik tą kampą, pridedi ir daug pigiau. Kiek kainuoja sprendimas ar kaip? Taip. Nežinau, bet lik sakė, kad neturėtų daug kainuoti. Tai žinai, biški užkabini kampą ir perki visą bumperį už 1000 eurų. Dabar kokie... Dabar 200. Tai sakau, toks įdomus ralinis sprendimas. Jo, ir pavyzdžiui, Supra, Toyota iš karto gamindama paliko, kaip čia, vietas, kur galima išpjauti kažkokius ortakius, spoilerius prikabinti. Kad galėtum viską susidėti. Ir jie prieš paleidžiant Supra išsiuntė pavyzdžius body kito tuneriam visokiem populiariausiam, kad jie galėtų jau pagaminti tuninginių. Nes labai greit atsirado, tik išėjo Supra ir jau buvo. Bet čia gal toks yra bairis. Nu čia Toyotas geras požiūris, aš manau, yra, žinai, kaip gaminti. Va, netradau. Prašau, taip. Va, okay. Čia buvo 21 sausio 26 diena ir aš ją žiemą gavau, jo. Tai čia vienintelis metas, kai ją vairuoti reikia iš esmės. Aš irgi žiemą gavau žiemą ir dar gavau žiemos sniego trasą porai valandų su šituo pasivažinėti. Tai buvo... Va, tai va, sniego tada. Wow. Oi, labai geras. Aš tik su raudonu važiavau. Labai geras feature'as yra globalinis atšilimas. Tiek su nasvalti pasivelti ratus. Tai uždarom šitą temą. Nežinau, kiek čia mes užsišnekėm. Galim jau. Va, žiūrėk, mes jau valandą laiko šnekam. Bet tai žinai, dar visus tus rasistinius bairius reikės iškirpti. Kirpti? Kaip pasakyti. Gerai, tai Autoklubas savo pirmą pasikalbėjimą uždaro. Atidaro seriją, uždaro pirmą ir šiaip čia bus mūsų įžanga į savaitę testų Druskininkuose, ten turėsim daug tokių temų, pokalbių, ilgų vakarų. Deja, neišeis šitas ir viskas, ten bus daugiau nespaudai. Tai ačiū Vytautai, varom fotkint, Pauliau. Malonu, vyrai, ačiū labai, kad pasikvietėte. Ačiū jums. Ir iki.